Labadiena, gerbiami lietuviško futbolo gerbėjai. Šiandieną mes sveikinamės su jumis iš Kauno LFF treniruočių centro. Šią standartinę padėtį svečiams. Perdavimas į baudos aikštelės. Prieš šio sezono startą perdavimas į baudos aikštelės vidurį ir įvartis. Taip, jau ketvirtas šiūro. Dar vienas svečių ekipos išpuolį dešiniojų atakos kraštų. Štai toks bandymas ir kamuolys, kuris prisijungė prie Jonavos ekipos. Čia dar vienas aikštės šeimininkų perdavimą į baudos aikštelę. Kova antrajame aukšte ir jauniems lietuviams. Tuo tarpu čia dar vienas svečių ekipos išpuolis. Štai toks 25 numeris. Ir dabar jau įsiveržė į baudos aikštelę perdavimas. Ir baudos aikštelėje krinta svečių ekipos žaidėjas, tačiau išpuolis tęsiasi ir toliau. Apart to vieno pelnyto įvarčio savo progų išnaudoti nepavyko. Čia štai toks smūgis yra įvartis. Tik paminėjau, kad nepavyko abiejų ekipų futbolininkams išnaudoti savo progų. Čia štai toks smūgis. Su kamuoliu svečiai, štai toks perdavimas, smūgis galva ir štai toks bandymas ir traukia šį 11 metrų baudinį Artūro Kort. Antroje lygoje ir ten užėmė trečią vietą. Dar vieną galimybę įvartis. Tuo tarpu dabar jau matome su kamuoliu svečių. Štai toks bandymas ir įvartis. Na, ponios ir ponai, kokio grožio įvarčiai šiandieną skrieja į... Čia perdavė kamuolį vienas kitam, čia galėjo būti smūgis. Dabar su Top Sport pirmos lygos sezono pradžia ir atidarymo rungtynėse